Pasaka apie boružėlę pasitinkančią rudenį. Seniai, labai seniai, ramios pievos pakraštyje gyveno ryškiai raudona boružėlė, vardu Jūratė. Ji buvo jau didelė boružėlė, mokėjo skraidyti aukštai ir plačiai. Praskrisdama visuomet mandagiai pasisveikindavo su gėlytėmis, o dienai pasibaigus mėgdavo tiesiog pasėdėti ir pasimėgauti besileidžiančios saulės spinduliais. Vieną dieną, skrisdama virš pievos, Jūratė pastebėjo, kad oras vėsesnis nei įprastai, o ir gėlės nebežydi, pamažu gulasi ant žemės ir užmiega. Šalta darosi, čia dabar. Godai tai nepatiks. Kas ta Goda? Goda buvo jos geriausia draugė, putli, sultinga braškė. Ji augo savo ant tvirto stiebo ir kvepėjo saldžiausiai visoje pievoje. Vasarą jos dvi netikėtai susidraugavo ir beveik kasdien susitikdavo pasidalinti pievos naujienomis, ar paskaičiuoti, kiek spalvų yra ant pro šalį skrendančių drugelių sparnų. Taigi, netrukus Jūratė pasiekė savo draugę braškę, kuri žiūrėjo sau ramiai į tolį, nieko neištardama. Goda, kas atsitiko? Susirūpinusi paklausė Jūratė. Jaučiu, kad artėja vasaros pabaiga, tyliai ištarė braškė. Saulė jau nebe taip šildo, daug uogų jau nuskintų. Netrukus ateis laikas ir man atsisveikinti. Jūratės mažytė širdelė suvirpėjo. Jai labai patiko žaisti su Goda ir ji nenorėjo, kad vasara baigtųsi. Nenoriu. Ką darysime, kai vasara baigsis? Paklausė Jūratė. Nežinau. Tai ištarė Goda. Kaip tik tuo metu netoliese grakščiai stovėjusi aukšta geltona saulėgrąža pasilenkė ir nusišypsojo. Neliūdėkite, mergaitės, vasaros pabaiga dar nereiškia, kad baigėsi viskas, kas gera. Ji tik reiškia, kad ateina pokyčiai, bet kiekvienas metų laikas gali pasiūlyti ką nors nuostabaus. Aš tai puikiai suprantu saulėgrąžą. Esu mačiusi vieną rudenį ir žinau, kur įsikurti, kai atšals. Tačiau kas nutiks Godai? Paklausė Jūratė. Ar vasarai pasibaigus jos tiesiog neliks? Apvalus auksinis saulėgrąžos veidas švytėjo šiluma. Ji suprato draugės susirūpinimą ir švelniai atsakė. Godai, kaip ir visoms braškėms, laikas kaboti ant stiebo baigsis. Ji jau atliko savo užduotį, užaugo didelė ir stipri, o kitais metais iš jo subrandintų sėklų užaugs nauji braškių krūmeliai. Jie vėl žydės ir vėl užderės braškės, kurios papuoš laukus bei įsilies į spalvingą vasarinį šurmulį. Goda, išgirdusi saulėgrąžos žodžius, susimąstė. Nauja pradžia. Man tai patinka, pasakė ji, didžiuodamasi, kad taip gerai užaugo. Jūratė atsiduso, kiek palūkėjo. Šaunuolė, Goda, padrąsino ir ji draugę. Žinai ką? Aš pasirūpinsiu, kad naujai išdygusios braškės kitą vasarą pievoje praleistų taip pat smagiai, kaip ir tu. Braškytė nusišypsojo. Atsisveikinusi su Goda, boružėlė Jūratė patraukė į miško gilumą. Dienoms bėgant, jis stebėjo, kaip rudens lapai tapo auksiniai. Jie taip gražiai supdamiesi leidosi žemyn, o nusileidę atrodė lyg spalvotas patalas. Besigrožėdama, Jūratė surado ir žiemai besiruošiančių boružėlių būrį. Pasiruošusi? Paklausė viena boružėlė. Pasiruošusi,
atsakė Jūratė ir prisijungusi prie būrio nusiteikė žiemos poilsiui. Pasakos pabaiga.